Junk įrašą ir pradedam. Viskas jau. Gerai. Ačiū. Tai ką, ir pradėsim. Sveiki atvykę į mūsų prezentaciją. Labą dieną visiems, mano vardas Rasuolė, gyvenu Londone, esu Safir kompanijos sertifikuota distributorė. Šiandien kalbėsim apie inovacinę kompaniją ir apie naują produktą, kuris pasirodė rinkoje visai neseniai, rugpjūčio 5 dieną buvo Dubajuje toks renginys, ten ir buvo paskelbta, kad jisai pas mus ateina. Dar iš tikrųjų mažai labai kas žino apie šitą projektą, tačiau labai greitai jisai bus pradėtas reklamuoti per žiniasklaidą, per TV ir žinoma, mes kalbėsim ir jau kalbam apie jį. Safir kompanija, Safir kompanija kuria žmonėms turtą. Šiuo metu vyksta pasaulio ekonomikoje pasikeitimai. Visi tai žinom, visi tai matom. Įprastai mūsų ekonomikos sistemai ateina pamaina. Viskas dabar pereina į smart chainą, į blockchainą, vyksta verslo tokenizacija, dirbtinis intelektas ir visa tai yra ekonominės sistemos pasikeitimai, tos sistemos, prie kurios mes esame įpratę ir labai daug metų gyvenom. Ir arba jūs, kas žiūrėsit, kas dar nežino šitos informacijos, įsiliejate į šią sistemą ir keliaujate su ją į savo turtų kūrimą, arba jūs praeinate šonu ir jūs išmeta už borto. Nes jei dabar nesiaiškinsit ir nesuprasit technologijų, kurios ateina, tos naujos technologijos, neįsiaiškinsit naujos ekonomikos, tai tas žmogus tikrai pralaimi. Iškart pirmiausia apie atsakomybės atsisakymą. Tai, ką jūs išgirsit, informacija yra tik informacija. Jokiais būdais mes neteikiam jokių konsultacijų dėl investavimo arba nesakom, kad paimkit ir investuokit. Jūs informaciją girdėsit tik tais tą, kuo mes užsiimam ir ką mes darom. O jau jums paskui patiems spręsti, tinka jums netinka, ko jūs norit, perkat, neperkat, taip toliau. Susistabdysit video, galėsit paimti ir pasiskaityti visus tuos niuansus, kas čia yra parašyta. Ir kad laiko negaišti, keliaujam iš karto, kas yra Safir Group International kompanija. Tai kompanija, kuri randasi Dubajuje, ofisas yra Burj Khalifa, aukščiausiam pasaulio pastate, 147 aukšte, va čia va, kur šitas trečias į viršų rutuliukas geltonas, matot mano pelę. Kompanija užsiima blockchaino technologijos plėtra masėms rinkoje. Tokenizacija tai yra, kai verslai pereina į skaitmenizaciją. Aišku, galima apie tokenizaciją ir plačiau kalbėti ir aiškinti, tačiau šiandien dienai, aš manau, užteks dėl laiko stokos. Tai inovacinis pasiūlymas ir partnerių programai kartu Safirė yra. Pas mus yra savo nuosavas decentralizuotas blockchainas, jisai 100% yra decentralizuotas. Pas mus yra aviacijos industrija, yra nekilnojamo turto industrija, muzikos ir kino industrija. Visi šitie dalykai jau tokenizavosi pas mus iš šitų verslo sričių. Yra ekologiniai projektai, kurie Žemės planetą saugoja ir apsaugoja. Ir yra blockchain technologija bei verslo mokymai. Kitoj skaidrėje, sekančioj skaidrėje aš parodysiu tiesiog trumpai.
Labai aukštos kvalifikacijos komanda Safyrė dirba ir šiandien dienai yra jau daugiau negu 550 000 žmonių, narių pas mus prisijungė ir išmokėta daugiau nei 200 milijonų eurų kaip dovanos, kaip bonusai tiem žmonėm, kurie reklamuoja kompaniją ir ieško jai klientų, ieško jai naujų narių. Safir kompanijos misija yra tapti kompanija numeris 1 pasaulyje per ateinančius 3 metus. Taip, jungiu skaidrį. Va čia ta skaidrė, apie kurią ir sakiau, tai yra mokymai technologijų, blokčeino technologijos visos, viskas, kas su juo yra susiję ir netgi programavimas bei verslo mokymai. Čia produktai, pas mus inovatyvūs produktai yra sveikatai ir žinoma blokčeino technologija. Apie tai mes daugiausia šiandien ir kalbėsim, juo labiau, kad projektas, apie kurį aš sakiau, kad irgi pakalbėsim, naujas projektas, jisai tokenizavosi. Būtent šičia mes daugiausiai dėmesio ir skirsim. Kompanija turi savo naują tinklalapį, iš tikrųjų labai profesionalus, galima užeiti pasižiūrėti, čia jūs rasit daug literatūros, video, aprašymai apie viziją kompanijos. Jeigu pasižiūrėsit į tokį skyrelį, tai čia yra kompanija praėjo labai stiprų auditą, Safir, Zenik ir Ramzik 3 kompanijos pagrindinės, nes iš tikrųjų tai ne viena kompanija yra, tai yra kompanijų grupė, korporacija netgi galima pasakyti. Praėjo labai stiprų auditą, pasiskaitykite apie tai. Nežinau iš viso, ar daugiau yra kompanijų, kurias taip stipriai kratė nepriklausomi auditoriai. Ir žinoma, palaiminta yra kompanija, kad viskas švaru, skaidru, legalu ir mums tai labai daug reiškia ir be abejo klientams ar nariams, kurie jungiasi, irgi tai yra labai didelis svertas. Čia pamatysit pačius kompanijos valdytojus, į tą komisiją, kas įeina ir keliaujam toliau. Pas mus atėjo nauja debetinė kortelė. Mes jau ją turėjom, tačiau ji netenkino nei kompanijos, nei narių. Ir dabar ateina naujoji kortelė, aš apie ją trumpai papasakosiu, nes tai iš tikrųjų yra labai kieta kortelė. Ji vadinasi Zenkon, Visa ją išleido ir dabar tiesa, kodėl Zenkon, būtinai pasakysiu, ne Safir, ne Zenik pavadinimas, o Zenkon. Pas mus kiekvienais metais jau tapo kaip tradicija, vyksta tokie renginiai, Zenkon jie vadinasi, ten dalyvauja viso pasaulio atrinkti patys geriausi, kiečiausi IT specialistai, programuotojai ir hakeriai, kuriem būna užduotys visokiausios paskirtos, vyksta keletą dienų, pernai buvo ir šiemet, 16 rugsėjo dabar bus, mes labai laukiam, nes būtent per šį renginį ir bus kaip kortelės pateikimas mum ir visiems, kas norės nusipirkti ją, įsigyti. Kas laimi, tai aišku yra ir pačiai kompanijai Zenik iššūkis, kai ateina tokie žmonės ir pavyzdžiui pernai buvo viena iš užduočių paimti ir nulaužti blokčeiną. Ir nepavyko niekam, nežinau, ką šiemet sugalvojo kompanija, kokias užduotis tiem žmonėm. 200 būna atrinkta tik tai specialistų iš viso pasaulio, kas paduoda paraiškas, pernai iš 10 000, šiemet dar nežinom, paskelbs, kiek buvo tų paraiškų. Ir kas laimi pats geriausias, jam būna prizas 100 000 eurų premija.
Taip, dabar apie kortelę. Debitinė kortelė. Šiaip kortelė, kaip ir mūsų yra įprastos kortelės. Ką mes su ją galėsim daryti? Einam į parduotuvę, perkam. Ne, nusiimam pinigus. Tačiau tai yra kriptovaliutos kortelė, kur automatiškai viduje yra keičiama į kešą, į popierinius pinigus mūsų. Labai apsauga yra didelė, dviguba sąsaja. Nu, ir čipas, aišku, yra, kad galima būtų atsiskaityti. Visame pasaulyje ji veikia ten, kur yra Visa bankomatai arba parduotuvės, ar kažkas turi, kur terminalus Visa turi. Tai ten visur mes galim su ją naudotis. Labai dideli limitai transakcijų, greitai aš papasakosiu. Ir kas dar? Man atrodo, kad viską kaip ir pasakiau, dirba visame pasaulyje, irgi pinigus galima nusimti visuose bankomatuose, kur yra Visa bankomatai. Žinot, kadangi vis tiek mes dirbam su žmonėm rusakalbiais irgi, tai iš karto pasakau, kad būtų va šitoj prezentacijoje, šitam įraše tokia informacija. Kadangi Visa dabar nebedirba su Rusija ir Baltarusija, tai ir kortelės tose šalyse nebeveikia. Gal kartais Visa grįž po kažkiek laiko atgal į šitas šalis, tada jos veiks tose šalyse. Na, o dabar, žinoma, tie žmonės gali paimti ir užsisakyti jas. Tiesiog jomis galės naudotis išvažiavę kitur į kitose pasaulio šalyse. Čia yra dabar paaiškinta, kaip ją reikia nusipirkti ir kaip ją reikia aktyvuoti. Paprastai tai pas mus yra Nomo Zenik programėlė, mes ją parsisiunčiam, surišam su Safir kabinetu, nuskanuojam QR kodą. Tada Nomo programėliai bus tokia skiltis, kur reikės keys praeiti šitai korteliai. Zempas gaunam NFT pavidalu ir tada užsisakom Safir kabinete kortelę. Vėl, kai mes ją gausime, ją irgi reikia nuskanuoti su QR kodu, grįžti atgal į kabinetą ir viskas. Vat bus, aišku, kai viskas pasirodys, tikrai mes paimsim, paruošim medžiagą, ar parašysim, ar video tiesiog paimsim, įrašysim, kaip tai paimti ir padaryti. Bet iš tiesų tai labai labai paprasta. Dabar limitai. Apie limitus pakalbam daugiau. Kaip ir sakiau, buvo senoji kortelė, kuri netenkino nei kompanijos, nei jos narių. Dvi bus kortelės, Visa Premier ir Visa Prestige. Visa Premier, jos limitai yra 50 000 per mėnesį. Per mėnesį galim tiek naudotis, paskui dar pasakysiu tokią pastabą. $120 abonentinis mokestis metinis ir $199 čia yra draudimas, kortelės draudimas. Visa Prestige abonentinis mokestis yra $500 metinis ir €699 yra draudimas. Maksimalus limitas yra $1 per mėnesį. Ir dabar pastaba šitoj vietoj. Šitą informaciją aš paėmiau iš karto tik tais po rugpjūčio 5 dienos, kai buvo tas renginys, ir ėjo tokia informacija, prezentacijos ir pasakojo visą tai. Tačiau jau po to buvo renginys, kai buvo susitikę su Askeriu, su vadovais, ir irgi apie kortelę kalbėjo, tai ten truputėlį kitaip sakė apie limitus. Irgi mes įsiaiškinsim šitą dalyką ir
paimsim, pateiksim ar kitose prezentacijose, patikslinsim ir parašysim būtinai apie limitus. Tačiau man antras variantas, apie kurį aš dabar papasakosiu, labiau prie dūšios ir manau, kad visiems prie dūšios labiau. 50 Visa Premier, $50 000 limitas. Limitas tai yra vienu metu maksimaliai nuimti pinigai. 50 000. Ir dabar, sakykime, yra 50 000 šitoj korteliai pinigų, dolerių, ir mes paimam ir nusiimam 5 000. Iš karto galim paimti ir papildyti vėl 5 000. Paėmėm 50 000, mes nusiėmėm, iš karto galim vėl papildyti 50 000. Lygiai tas pats ir su Visa Prestige, su $1 000 000 limitu, maksimaliu balansu. Tai yra tokie du variantai, tačiau nesvarbu, ar vienas ar kitas variantas, man atrodo, tai iš tikrųjų yra superiniai dalykai, nes ypatingai Visa Prestige, netgi jeigu ir per mėnesį paimsim limitą $1 000 000, aš nemanau, kad kas klausys šitą mūsų prezentaciją dabar ir dar ilgai po prezentacijos pasirodymo YouTube'ai, tikrai turi tokią kortelę. Ir dabar keliaujam toliau, mintingas. Kadangi mes dirbam su blockchaino technologija ir aš sakiau, kad verslai ateina ir į skaitmenizaciją, tokenizuojasi, tokenai yra išgaunami mintingo būdu arba kitaip, jeigu lietuviškai, tai kaldinami. Kokios dabar kompanijos jau yra prisijungusios? Aišku, pats Zenik. Ir mes turim Zenik Hubus, Avino kompanija, tai verslo aviacijos industrija, Regardless, tai yra kino ir muzikos kompanija, Tupan. Tai, ką kalbėjau apie ekologiją, kompanija, kuri saugo mūsų žemę ir dirba ekologijos būtent srityje. Sido, tai austrų nekilnojamo turto kompanija ir jų projektas tokenizavosi jau senokai. Mes jau turim tokenų, turim įrangos prisipirkę. Tai dronė kompanija, tai didelių dronų gamintojas. VU tai platforma, kuri yra skirta užsakyti skrydžiam čia verslo aviaciją. Ir Decentraline, Decentralearn, taip lygtai skaitosi, tai yra mokymai, apie ką aš anksčiau kalbėjau. Kas yra mintingas? Jeigu labai paprastai kalbant, nesileidžiant į tuos visus mandrų žodžius, mintingas tai yra išgavimas tokenų, kada tokia tiesiog technologija, kada yra labai įmama mažai elektros energijos ir žinoma, tam reikalingi yra aparatai, aparatūra, kur būtent Safir kompanijoje mes ir galim nusipirkti tuos aparatus, išgauti tokenam arba Zenik Mastercoinui, sistemos monetai, bet apie tai mes šiandien nebekalbam, yra kitos prezentacijos, pasižiūrėkit, ten yra plačiau. Kalbama apie Zenik ir apie jo master nodą. Dabar suriukas biškučiuką. Ką mes žinome apie pasaulio architektūrą? Apie pačius išskirtinius objektus, ne tik jų dydžių, bet ir dizaino. Keletą paimkim ir pasižiūrėkim. Čia, man atrodo, kad tikrai visi, ką aš rodysiu, tikrai visi žino šitus objektus, nekilnojamo turto objektus. Jeigu nebuvo ir jų neaplankė, tai iš video, YouTube, iš tokių dokumentinių filmų, tai tikrai žino. Čia yra Palmė Džumeira. Tai pati didžiausia žmogaus sukurta sala. Čia visur yra sala.
vilos joje yra pastatytos ir šitoj saloj gyvena keletas tūkstančių žmonių. Apie šitus objektus nekilnojamo turto iš tikrųjų labai įdomu yra pasiskaityti internete. Aš pati visą laiką skaitau. Na ir tiesiog įdomu žinot, kas pasaulyje dedasi. Ką galim, pavyzdžiui, mes paimti ir aplankyti. Sekantis tai yra Burj Al 7 žvaigždučių Burj Al Arab 7 žvaigždučių viešbutis. Šitam viešbutį viskas yra aukščiausios klasės. Pati aš, pavyzdžiui, nesu buvusi Dubajuje, bet mes girdim, kai mums pristato, pasakoja mūsų lyderiai, mūsų sponsoriai. Jie ten važinėja. Nu, aš manau, kad ir mes iš tikrųjų paimsim ir aplankysim ir važinėsim į Sapphire Global Summitus, tuos renginius didžiulius, kurie būna kiekvienais metais ir Dubajuje. Šiaip viešbučių 7 žvaigždučių nebėra, yra tik tais 5 žvaigždučių viešbučiai, bet šitam viešbučiui buvo išskirtinai duota 7 žvaigždutės. Kai aš, žinot, tokis šiaip savo tiesiog nukrypimas, kai tik tais pradėjau dirbti su Sapphire kompanija, praėjo, bet žinau, kad buvo po naujų metų, aš prieš naujus metus pradėjau dirbti. Spalio mėnesį greitai bus 2 metai, kai buvo nupirkta pats pirmas mano Zenigabo dalis, pati pirmoji. Ir vat praėjo kalėdos ir po naujų metų į namus vyras parvelka šitą viešbutį. Aišku, netiesioginė prasme reikia suprasti, ne? Tiesiog jam atidavė draugai, kaip tokis gražus, žinot, tokia lempa, galima taip pasakyti. Pastatyti ir šone kažkur tai kambarį, užsidega, žinot, ir lemputės lygiai taip pat viskas dega, kaip iš išorės yra apšvietimas šito viešbučio. Tik buvo labai man gaila, kad kodėl ne prieš kalėdas. Paėmė jam, bet kodėl neatidavė prieš kalėdas. Tai vat aš turiu namuose šitą viešbutį. Paimsiu ir kada nors nusifotografuosiu prie jo ir pavaidinsiu, kad aš Dubajuje. Gerai, toliau važiuojam. Dubai Mall tai yra pats didžiausias prekybos centras pasaulyje. Mato dabar, ką aš paimu ir sakau. Pati didžiausia sukurta sala, pats kiečiausias viešbutis, pats didžiausias prekybos centras, pats aukščiausias pastatas Burj Khalifa, dabar parodysiu. Nes tiesiog Dubajus yra tokis miestas, kad viskas, kas yra geriausia, yra Dubajuje. Aukščiausia, didžiausia, kiečiausia, inovacijos, technologijos, viskas Dubajuje. Ir dabar Dubajus yra greičiausiai besivystantis miestas pasaulyje. Jis dominuojantis miestas pasaulyje. Ir kol kas nei vienas neprisivijo miestas ir neaplenkė Dubajaus. Ir aš nemanau, kad aplenks, nes tiesiog Dubajų valdo žmonės, kurie yra labai ambicingi. Ir tiesiog jie visada turi būti pirmi. Vat ir dabar jau mes pakalbėsim apie tą projektą. Tai yra dykumos perlas, vadinasi. Oi, peršokau, atsiprašau, skaidrė. Kai buvo pristatyta per renginį šitas projektas, rugpjūčio 5 dieną. Niekas, aišku, nesitikėjo, kad pas mus ateis toks projektas. Kai aš pradėjau dirbti, manau, ir iš mūsų, kas čia yra, atsimena ir aš kaip kalbėdavau, taip tyliai, ne? Kad mes sakydavom, labai laukiam, kada ateis Al Maktoum šeimos kompanija. Kažkaip tai mums visą laiką taip atrodė, matyt, gal ir tokius girdėjom, kaip pasakau, pletkus, kad jų nekilnojamo
turto statybų kompanija, kur stato ateis. Kitaip mes įsivaizdavom, jau kitaip, bet tikrai netokis projektas. O čia šitas projektas rauna stogą. Pamatysit jūs patys. Ir dabar kas dalyvauja, kas nedalyvauja, o kas prižiūri, kas yra atsakingi už visą šitą projektą. Pasistengsiu perskaityti šitas keistas pavardės mum. Jo didenybė šeichas Maha bin Hasher Al Maktum, pavardė mums žinoma, ir Zeni kompanijos, taip, ir manau, kad visam pasauliui žinoma, Al Maktum šeima valdo Dubajų, be šitos šeimos absoliučiai niekas nevyksta Dubajuje. Kai, žinot, kaip sakoma, ten ir paukštukas be Al Maktum šeimos žinios nepraskris. Daktaras Majid Al Mari, generalinis direktorius, yra ten žemės departamentas, kaip pavyzdžiui ir pas mus, sakykime, Lietuvoje. Šis žmogus turi savo tinklalapį ir jisai yra atsakingas už tą žemės departamentą Dubajuje. Šeich Al Mutava, ekonomikos ir turizmo departamento Dubajuje atsakingas asmuo, pats ten viršui sėdintis. Toliau daktaras Maktum Al-Burai. Čia irgi tas pats departamentas, truputėlį aš taip suprantu, kaip patarėjas. Iš to pačio departamento du žmonės. Ir Arshad Khad, vyresnysis direktorius arba direktorius, nežinau kaip ten jie skaitosi, banko Dubajuje. Ir šitie žmonės dalyvavo būtent tam seminare rugpjūčio 5 dieną ir jie pristatė mūsų dykumos perlą, kurį mes turim garbės jum pristatyti ir su juo dirbti. DDX Global į Zuch Desig, nežinau net kaip iš tikrųjų teisingai paimti ir paskaityti. Tai dvi kompanijos, kurios yra atsakingos už šitas statybas ir jos pastatys šitą miestelį, dykumos perlą. Toliau keliaujam. Taip, dabar truputėlį kantrybės. Dabartinė mūsų plėtros koncepcija neįprastas kriaušės formos pastatas, kuriame įsikurs turizmo ir viešbučių infrastruktūra, prabangus 6 žvaigždučių viešbutis su 300 kambarių, 5 žvaigždučių šeimos viešbutis su 500 kambarių. Čia viskas yra išdėstyta, galėsit dar kartą pasiskaityti. 300 individualių prabangių apartamentų, 500 individualių šeimos apartamentų, 50 000 kvadratinių metrų ploto prekybos centras, įsivaizduot, 50 000 kvadratinių metrų. Tai yra miestelis. Miestelis konferencijų renginių, skaitosi miestelis. Kitas etapas – investicijų grąža, optimizavimo studija. Nuo visiško planavimo leidimo iki statybos pabaigos praeis maždaug 4 metai. Numatoma atidarymo data 2029 metais. 4 metai, kodėl sakoma 4, bet dabar, jeigu mes paskaičiuosim, tai dar maždaug 6 metai yra likę. Todėl, kad sekančioj skaidriai ten bus toliau parašyta, kad žemė dar yra renkama, kur bus statoma netoli Dubajaus šitas. Tačiau pas mus buvo susitikimas prieš kiek čia laiko, maždaug prieš savaitę, truputėlį prieš daugiau, man atrodo, negu savaitę, didelis Zomo susitikimas. Ir ten jau buvo paskelbta, kad žemė jau rasta yra. Tačiau dabar visi suderinimai turės vykti, projektas paruošiamas, viskas. Tai tam dalykui maždaug 2 metai bus skiriama.
Ir paskui taip išeina, kad per 4 metus paims šitą gigantą gražų ir pastatys. Tai va čia, kad jum nebūtų tokios staigmenos, va žiūrint, paaiškinimas toks. Dabar truputėlį ištrauka apie pačių Dubajaus tikslus 2040 metam. Matot, kokie ilgalaikiai yra jų tikslai. Planai, tikslai, tai yra jau 7. planas nuo 1960 metų. Ir manau, kad visi tikrai matėt tą tokį video filmuką pas mus grupėse, dalinasi Facebook'e žmonės, kaip evoliucija, Dubajaus evoliucija nuo dykumos ir kas dabar vat iškilo. Tai yra žmogaus darbas, taip yra dykuma paversta gyvenamų plotų, gražių miestų, turtingų gražių miestų. Gal žino, dėl laiko stokos aš iš tikrųjų čia tos statistikos neskaitysiu, tačiau vienas yra dalykas labai svarbus, kad čia galit paimti ir pasiskaityti, ne, sekančioj skaidrėj, man atrodo, bus. Ir dabar DDX Global turi unikalų pasiūlymą pradėti Desert Perla, dykumos perlą projektą, galimybė dalyvauti projekte nuo pat pradžių ir pradėti paversti pilką smėlį nuostabių kurortiniu miestu. Tokia galimybė paprastai suteikiama tik didelėms organizacijoms. Paprastas žmogus niekada į tokius dalykus negali nei nosis įkišti, nekalbant apie jų dalyvavimą arba ten dalininku tapti. Dykumos perlą projektuoja Zuč Desinč, ta kompanija, pirmaujanti pasaulinės architektūros ir dizaino įmonė, turinti stulbinančių projektų nuo ištisų miestų iki prabangių apartamentų ir išskirtinai apdailinių superjachtų patirties. Vat kokius projektus šita kompanija jau yra pastačiusi ir jinai dabar projektuos mūsų šitą dykumos perlą. Žetoną vadinamą Desert Perl galima sukurti tik kolektyvinės kasybos proceso metu. Safir siūlo specializuotą techninę arba programinę įrangą dalyvauti šiame procese. Ir tik per Safir galima visą tai įsigyti. Per 6 mėnesius bus sukurta antrinė žetonų rinka ir jie bus parduodami rinkos kainai. Nes visas šitas projektas vyks keliais etapais. Dabar yra kaldinama žemės projektai, žetonai ir jau 24 metais kompanija pradės pardavinėti butus. Tai yra iš ankstinė prekyba. Taip visą laiką, jūs žinote, ne, kad tai būna. Kai tik atsiranda projektai, jie dar nepastatyti, o jau išparduodama viskas. Nuo 2024 metų, kai bendrovė pradės pardavinėti butus ne pagal planą, žetonas bus naudojamas kaip mokėjimo dalis. Čia labai yra svarbus momentas, nes čia paaiškina, kodėl reikia, čia ne tai, kad, čia reikia, vat kas supranta, tai reikia paimti ir prisijungti prie Safir ir nusipirkti tuos įrenginius, kad turėtų savo kalyklas šitų tokenų. Šiuo metu būtų įpirkti naudojama 50% žetonų, tokenų ir 50% fiat lėšų, paprastų pinigų. Tai labai aiškus praktinis tokenų naudojimo pavyzdys. Įprastinis pelningumas Dubajuje svyruoja nuo 3x iki 7x per 5 metų laikotarpį. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu jūs, sakykime, nusipirkot butą už 1 milijoną eurų, tai po 5 metų jis kainuos 3 milijonus arba 7 milijonus. Priklauso kokioje vietoje kaip, ne? Tai ten taip dabar ir kainos šoka į viršų ir tokia yra pelninga investicija Dubajuje.
Bendrovė tikisi, kad per tikslinį plėtros laikotarpį, kuris baigsis 2029 metais, žetonų grąža atitiks pagrindinio turto grąžą. Bendrovė derasi dėl optimalios žemės sklypo vietos, va čia va, o sakiau, jau jinai yra, viskas jau išrinkta. Tik tai tiek, kad čia buvo paminėta, parodyta kokia kompanija, kas gyvena Dubajuje, kas užsiima nekilnojamų turtų, tai tikrai šita kompanija yra žinoma. Toliau, DDX pirmininkas yra Majid Al-Mari, jis vadovauja vadovų komandai, turinčiai tarptautinės patirties finansinių technologijų ir verslo srityje, kad padėtų Dubajuje toliau diegti inovacijas nekilnojamo turto ir blokų grandinės technologijų srityje. Matot, kokie žmonės čia surinkti, ne šiaip savo kažkokius tai statybų inžinierius, ne? Bet jau yra iš tikrųjų į ką pasižiūrėti ir pagalvoti, vat, kokie profesionalai yra surinkti. Projektas, kuris nustelbė viską, kas iki šiol egzistavo tokenizacijos pasaulyje ir apskritai nekilnojamo turto sektoriuje visame pasaulyje. Visose kategorijose, tokiose kaip išskirtinumas ir mastas, nuo išskirtiniausių viešbučių ir rezidencijų iki prekybos centrų, planetariumų ir dar daugiau. Realizacija numatoma projekto plėtros kaina yra 10 milijardų dolerių. Palyginimui, aukščiausio pasaulio pastato Burj Khalifa statybos kaina siekia 1 milijardą eurų. Oi, 10 milijardų eurų, aš vis doleriais, tai pasakau. Tai čia 10 kartų brangesnis projektas negu Burj Khalifas. Pats aukščiausias pastatas pasaulyje, dabar greitai aš perbėgsiu, parodysiu jums skaidrės, pasižiūrėkit kaip gražu. Yra video pas mus ir Safir kabinete, vat, užsiregistruoti galima, paskui aš pasakysiu, kaip ir nusipirkti, užsiregistravus einam į kabinetą, pasižiūrim video ir ne vienas yra, tikrai labai tokie gražūs. Keletas pagrindinių projekto privalumų palyginti su bet kuriuo kitu nekilnojamo turto projektu pasaulyje. Išskirtinis pelningumas Jungtiniuose Arabų Emyratuose, nekilnojamo turto rinkoje, dar didesnis pelningumas prabangaus nekilnojamo turto srityje. Dykumos perlas kaip vienas didžiausių ir išskirtiniausių kada nors pastatytų projektų pasaulyje, sukels didžiulį susidomėjimą ir dėmesį visame pasaulyje. World Tourist Magnet, taip jį pavadino, geriausia institucinė parama. Projektas yra visiškai naujo lygio nacionalinė ir pasaulinė įžymybė. Nu, pritarėte, ne, jeigu nepritarėt man, tai ir žinot kažką tai geriau, kaip sakoma, paimkit, pasakykit. Man pasakykit visai mūsų komandai, manau, kad mes iš tikrųjų su malonumu eisim žiūrėti ir dalyvauti, jungtis prie to geresnio projekto. Bet aš žinau, kad nėra tokio. Papildomas didžiulis susidomėjimas ir dėmesys nekilnojamo turto rinkoje. Projektas yra naujo lygio, nacionalinis ir pasaulinis paveldas. Vat tokis tas yra dykumos perlas. Ir dabar kaip dalyvauti galima šitame projekte. Ir iš tikrųjų tai bus daug daugiau negu kada nors kažkur nors dalyvavote. Paprastai mes galim nusipirkti addonus, tai yra įrenginiai, kurie būtent kaldina šitus žetonus. Tokenizacija šiaip yra skaitmeninių akcijų išleidimas, tai yra skaitmeninės akcijos. Kai mes nusipirkam addoną, šitą įrenginį, mes tampam dalininkais, akcininkais. Va tokio projekto, jeigu paprastai kalbant, galima nusipirkti tik tai Safir kompanijoje ir tik tais gavus rekomendacinę referalinę nuorodą. Jeigu susidomėjot, įdomu šitas dalykas, norit sudalyvauti šitame gigantiškame projekte statybų, tapti dalininkais, paimkit, paprašykit nuorodos referalinės pas tą žmogų, kas jums davė šitą video, pasižiūrėt ir
pačio, dabar čia yra apie kainas, labai trumpai, gerai, nes laikas senka. Visi, kas prisijungia prie Safir, turi galimybę nusipirkti Zenigabą. Du variantai yra su šaltaja piniginė. Šaltoji piniginė, jeigu tai paėmus, tai yra unikali pas mus, ir didelė talpa, ir nenulaužiama, apsauga labai didelė, bet irgi dabar aš nekalbėsiu čia, yra kiti video seniau, mūsų senesnės prezentacijos, susiieškokit ir paklausykit. Ir galima nusipirkti debesų gabą ir tuomet, kai mes turim Zenigabą, visą laiką bet kokios kompanijos, kurie atėjo ir tokenizavosi, visą laiką yra nuolaida, kai mes perkam. Taigi ir dykumos perlo, Desert Perlo, Masternodas, Adonas, dar kitaip vadinasi, kainuoja 14 990 eurų. Nu, palyginus su kitų mūsų kompanijų Masternodais, Adonais, tai iš tikrųjų kaina labai skiriasi, na, bet iš tikrųjų ir pats projektas labai skiriasi. Pačiu dydžiu aš turiu omeny. Šiaip galima, tiesą nepasakiau, ir čia nėra tokio dalyko, va čia bendrai yra toks dalykas, kaip tik ir parašyta. Jeigu mes neturim Zenigabo, mums šitas Adonas kainuoja 15 290 dolerių. Tai yra, kiek čia 300 gaunasi, ne? Mes gaunam nuolaidą, kai turim Zenigabą. Zenigabas yra ypatingas dalykas, būtinai apie jį irgi pasidomėkit, jeigu planuojat, jeigu jums patiko informacija ir planuojat čia tiek prisijungti ir investuoti. Žinoma, galima nusipirkti ir dalis, pradedant nuo 100 eurų, tai yra viena 256 dalis. Dalis, ką tai reiškia, vadinasi, visas šitas Adonas, šitas paketas yra padalintas į 256 dalis. Vat ir vieną dalelytę mažytę galima nusipirkti už 100 eurų. Tai nedidelė dalis, tačiau daug geriau negu visiškai nieko. Patikėkit, bent tai yra mano nuomonė, mūsų komandos nuomonė, tokia mūsų sponsorių nuomonė, kad tikrai šitas projektas atneš labai didelę naudą. Ir toliau yra kainos už 220, už 400 ir atitinkamai dalelytės jos auga. Susistabdykit video ir pasižiūrėkit, kokios čia kainos, arba klauskit pas tą žmogų, kas jūs pakvietė, jis jums tikrai paims ir paaiškins. Taip, ir važiuojame toliau. Kai kurie išskirtinių žetonų kainų formavimosi mechanizmai. Nekilnojamasis turtas apskritai įprastinis pelningumas Dubajuje per... Ar nebuvo šitos skaidrės? Nes, važiuoju toliau, kad nestabdyt. Įprastinis pelningumas Dubajuje per 5 metus vyruoja nuo 3 iki 7 iksų. Bendrovė tikisi, kad žetono... Čia kaip ir tas pats, ne? Kaip ir kartojasi dabar, aš suprantu. Tai ir nekartosiu, mes keliaujam toliau. Tapkite ekskliuzyvinio projekto, kokį tik tais matė pasaulis pačio didžiausio dalimi, tai yra dalininku. Kaip ir sakiau, anksčiau nusipirkdami Masternodus, tuos įrenginius, Adonus, jūs būsit savininku. Nepraleiskite didžiausio turto perkelimo traukinio dalybų.
Kaip į jį patekti, užsiregistruokite nemokamai Safir.com, gaukite savo asmeninę paskyrą nemokamai, bet būtinai per žmogų. Pasirinkite savo Masternode portfelio paketą, aktyvuokite savo kasybos įrenginius Masternodas, pradėkite gaminti savo skaitmeninį turtą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, atsisiųskite nuomo programėlę ir prijunkite ją prie savo asmeninės Safir paskyros. Vėl tapkite savo finansų savininku. Kai kas biškučiuką kaip ir, tiesiog kartojasi, bet čia yra paprasta ta instrukcija. Viskas taip paprasta. Tik tais tiek, kad, kaip ir sakiau, kad be rekomendacinės nuorodos į mūsų šitą kompaniją negalima patekti ir negalima tapti visos šitos bendruomenės nariu. Kaip ir viskas. Ačiū labai visiems, kad šiandien buvot su manim, kas klausėt. Pakeisk savo gyvenimą per kažkiek tai dienų, kiek jūs nuspręsit. Sėkmės visiems ir iki greito kito pasimatymo. Ačiū. Ačiū už informaciją. Sustabdyk, Ačiū, Birute. labai įdomu buvo. Dėkui. Neina sustabdyti, nemanau.